Skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatarėme klausytis. Paprikolo LT. Čia kartais pajuokauja. O tu šnekės ar kaip? Kokią man kalbą šnekės? Labas. Labas. Su tavim. Čia Gabija Bergner, taip? Taip. Iš Stoniškių, taip? Taip. Sveiki, čia mes skambiname iš mūsų Vilniaus ofiso agentūros Tigras ir jūs laimėjot fotosesiją, labai sveikinu jūs. Kada jūs galėtumėte atvykti, jūs laimėjot fotosesiją dviem žmonėm, asmenėms, tai galite pasimti, ką norite iš šeimos narių ar kažką tokio? Negaliu atvykti. Visos, nebijokit, visos kelionės apmokamos, atsiprašau, kad aš jūs neperspėjau. Ir tiesiog gausite ir pietus mūsų ofise, viską gausite. Ir dabar palaukit, aš nukreipsiu į mano kolegą, jis papasakos viską plačiau. O jūs kalbate angliškai? Iš vis kalbom nelabai gabi esat. Gerai, tada palaukit, aš paskambinsiu dar vienam tokiam, visi palaukit, tuoj. Tai gal neskambinkit? Jonai Priekbiški, reikia pašnekėti su Gabija Bergner, supratau. Nu. Gerai, tuoj. Palaukit, stoja, ateina. Užeik. Gerai, dabar jisai pakalbės, jūs plačiau viską papasakos. Gabija Bergner, anketa. Sveiki. Labas. Tai sveikinama visų pirma, jūs laimėjote vieną iš mūsų nedaugelio fotosesijų. Taip, kaip manau, jūs tikriausiai norėtumėte joje sudalyvauti. Norėčiau gal ir. Taip, tai būtent šnekatės su fotografu, kuris jūs fotografuos. Tai kokių nuotraukų jūs norėtumėte? Vieną gražią, įsiries biškį mažulę. Labai gražiai. Kokių būtent pobūdžio nuotraukų jūs norėtumėte? Dar vieną. Nežinau, nesprendžiu, nežinau. Gali būti paprastos fotografijos, tiesiog tokios, gražios, žinot kaip būna. Gali būti toliau tokios seksovos jos, iš tikrųjų, aš taip vadinu tiesiog, nežinot, kažkaip kitaip pavadinus, iš tikrųjų negražiai skambėtų. Ir gali būti su šeimos nariais, su gyvūnais, dar kažkas tokio panašaus. Nežinau, šiaip iš tikrųjų vietoje pati galėsite išsirinkti. Taip, kada jūs galėtumėte pas mus atvažiuoti į būtent mūsų fotostudiją Tigras? Labai gerai. Tai bet kada. Bet kada galėtumėte, taip. Jau mano kolega jums sakė, kur jinai randasi? Natalija, come on, biški. Neišgirdau, nežinau. Neišgirdot, tai būtent jinai randasi Vilniuj. Taip, ir mes ją turime būtent Vilniaus senamiestyje. Labai gražu, labai. Ir jinai iš tikrųjų nėra labai didelė, bet mes pabiškai bandome plėstis ir taip, kaip čia pasakius, todėl ir tas fotosesijas daliname maždaug. Labai gražu. Kaip faina, gerai. Taip, ir išlaidas visas apmokėsime. Mes būtent mūsų fotostudija apmokės jūsų visas išlaidas kelioniai. Ir jeigu dar gali būti pageidavimai, bet mes iš tikrųjų retai taip darome, bet gali būti, kad vieną dieną jūs apgyvendinsime viešbutyje ir tada jūs tenai praleisite naktį ir kitą dieną nusifotografuosite, jeigu jūs atvažiuosite vėlai vakare. Liutaurų, žiūrėk. Gerai. Dėl tos fotosesijos dabar. Jo, tai gerai, aš einu toliau dirbti, nes manęs laukia mergelės ir aš perleidžiu savo kolegai to. Gerai, iki. Davai. Žiūrėk dabar. Sutarėte, ne, ten viską? Kaip sakai? Sakai, sutarėte, ne, ten viską dėl... Jo. Tai kada tu čia galėtum privažiuoti? Tai man sakė, čia viskas apmokėta, tai čia... Palaukit, aš pasižiūrėsiu, kada yra dabar autobusas mūsų įmonės. Negaliu dabar. Palaukit, savaitgaliui galit? Kada? Savaitgaliui, šiam savaitgaliui. Taip, galiu. Gerai, tada šeštadienį būtų po 11:25 autobusas iš Stoniškių. Atvažiuos pro Stoniškius, vienu žodžiu prasuks, bet jums jau reikėtų, nežinau, kur jūsų būtų geriausia laukti, palaukit, aš iš karto įsirašysiu. Jo, galėjau, užeik. Dar pasakykė, kad vienas kompanijos, žinai, mini limuzinas Laisvės Mersas. Jo, labai gerai. Vienu žodžiu, man kolega priminė, kad mes turim mini limuzinas, dabar yra šiam savaitgaliui laisvas ir jeigu norit, galima su mini limuzinu, bet jūs važiuos dar su porą modelio, ar jūs tai netrukdytų?
Nu, gal ne. Nu gerai, tada rašau aš tada. Bet žinokit, būtų jau į vakaro pusę tada jau. Kokią 6 valandą, žinokit, vakare. Nu, Bet ir tada tikslų adresą dar pasakykit. nu, tikslo adresą, nu, tai kam čia reikia, tai Nu, žinom, tai patys. kažkaip mes atvažiuoti turėsim. Nu, tai gal aš autobus tada. Tai su autobusu, sakote, ne? Nu, Da. nu mums nėra skirtumų iš tikrųjų, davai. Rašau tada po 11:20, ne? Nu. Bilietus atsiūsim, turit spausdintuvą, atsispausdinsite, ne? Mm. Nu gerai, dar vieną dalyką norim pasakyti, kad vienu žodžiu jūs išdūrė. Tai žmonių. Nu tai va, jūsų Kas įdūrė? Jūsų skambutį užregistravo Markauskaitė Norvilė. Jo, ir jis išdūrė ir iš tikrųjų aš nepydas. Yeah! Tai va, mes jokią fotostudiją, mes Jo, ir išdavinėjom savo žmonės. iš tikrųjų pokalbį galėsite rasti po prikolo LT, Facebook svetainėje ir... Mes jums numesim, atsiūsim žinutę, kur Jo, galit atsiūsim bilietus. Yeah! Tai va, ačiū už jums už pokalbį. Gerai, iki. Marka. Iki. Malonu. Paprikola LT. Čia kartais pajuokauti.